tiesiog jis atėjo į mano gyvenimą. Buvau vienoje mugėje ir tiesiog pamačiau fitoteros papildą, tokį tiesiog įdomų žalią ir pradėjau domėtis, kas tai yra. Ir sužinojau, kad tai yra spirulina. Pirma mintis, taigi spirulinos yra aplinkui daug visur ir tiek pardavinėjama ir ne vienus metus ir tiek daug apie ją kalbama, kad tai yra puikus produktas, kad labai gerai įsisavina daug maistingų medžiagų, baltymų ir galvoju, tai kuo skiriasi šitas? Ir mane sudomino tai, kad čia yra fikocenino bakterijos, kurios šviečia ir kurios parodo, kad jų yra didelis kiekis ir koncentracija šiame sprėjuje. Tai man jau pirmiausia pasidarė tai įdomu. Ir kitas momentas, kas man buvo labai įdomu, kad apie spiruliną aš jau buvau daug girdėjus, kad tai yra žalias papildas, kad tai yra nuostabus, kad tai veikia mūsų organizmą labai greitai. Ir pradėjau tiesiog domėtis. Kai pradėjau domėtis, tada sužinojau, aišku, dar daugiau, kad tai yra atidarytos ląstelės technologija, tai Fitotera pavadino savo patį produktą. Aš labai dažnai palyginu, jeigu imam kokias linų sėmenis, ir mes galim kaip ir tikrai medžiagų tiek pat, ar jinai trinta, ar jinai netrinta. Ir dažnai žmogui sakau, kai jūs suvalgot netrintą linų sėklytę, praktiškai praeina per visą organizmą, bet jinai ir išeina. Nieko daugiau, organizmas net nespėja įsisavinti. Lygiai tas pats su šita atidaryta ląstelė, kad kai jinai atidaryta ir yra kaip ir lyginu su sutrinta sėmens sėkla, organizmas viską įsisavina, ką tik tai gali. Visą tą gėrį, kuris yra šiame buteliuke sudėtas.